Garbė Jėzui Kristui. 17 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve, pažadink tarp krikščionių gausių ir šventų pašaukimų į kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzus atminimą, skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų rūpestingai ir uoliai saugančią Eucharistiją, iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. Tėve, padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų gausius tavo Sūnaus dvasios įkvėpimus ir klusniai priimdama jo pamokymus rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvęstą gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštytiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų tavo misiją tarnaudami Evangelijai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Marija, apaštalų karalienė, melski už mus. Kągi šiandien dar kurį laiką praleisime Dievo įstatymo apmąstymo erdvėje šioje kelionėje. Šiandien pabandykime jį pažvelgti kaip į meilės įstatymą. Ir vėl siūlyčiau šią kelionės dalį atlikti turint šiek tiek daugiau laiko ir paversti ją savo maldos dalimi. Taip pat prasminga būtų pasiimti savo Bibliją, kad matytumėte tekstą prieš akis ir turėti, užrašų knygelę ar popieriaus lapą ir kuo rašyti. Jei turėsite laiko, arba kai turėsite laiko, galėsite perskaityti ir apmąstyti visą psalmę, pačią ilgiausią Biblijoje esančią psalmę, jos numeris 119. Joje galėsite rasti visą įkvėptojo autoriaus išmintį, pasinaudojant skirtingomis išraiškos priemonėmis, o taip pat žodžių apibūdinančių įstatymą apstumą. Per tai, kas joje parašyta, yra aiškiai matyti, kad autorius Dievo įstatymą mato ne kaip vergystės, bet kaip išlaisvinimo įstatymą, kaip pagrindą tikram džiaugsmui ir tikrai laimei. Šio sutikimo metu būsime su nedėle šios psalmės dalimi. Taigi kviečiu pasimti Bibliją, atsiversti ir pažiūrėti. 119 psalmė, skaitysime 33-40 eilutes. Mokyk mane viešpatyje savo įstatų kelio ir jo laikysiuos ir dieną ir naktį. Suteik man įžvalgos laikytis tavo mokymo ir visą širdimi jam paklusti. Vesk mane savo įsakymų keliu, nes tai man labai rūpi. Palenk mano širdį į savo įsakus, o ne į savanaudį pelną. Nugręžk mano akis nuo to, kas tuščia. Laikyk mane gyvą savo keliuose. Laikykis man savo tarnui duoto pažado, kurį davei pagarbiai tavęs bijantiesiems. Nugręžk nuo manęs užgaulės, jų bijausi, nes tavo sprendimai yra geri. Juk žinai, kad ilgiuosi tavo įsakų. Suteik man naują gyvenimą, nes tu esi teisus. Jei turite galimybę, tai šiek tiek stabtelkite, sustabdykite šį video ir pabūkite tyloje su Dievo žodžiu. Paskaitykite jį patys keletą kartų. Sveiki sugrįžę, neskubėkite įstaisyti patogiai, nes bus kita užduotis. Dabar dar kartą žvelgite šias eilutes ir paimkite, užrašykite pirmą eilutę. Tai prašysite visas eilutes nuo 33 iki 40. Perrašykite vieną atskirai ir po kiekvienos parašytos eilutės aš jums kviesiu atsakyti į 3 klausimus. Tai yra, kaip toje eilutėje yra apibūdinamas įstatymas, ko toje eilutėje yra prašoma ir koks yra duodamas pažadas arba koks galimas rezultatas to, ko buvo prašoma. Kaip pavyzdys, 33 eilutė. Mokyk mane viešpatyje savo įstatų kelio ir jo laikysiuosi ir dieną ir naktį. Kaip apibūdinamas įstatymas, kaip viešpatės įstatų kelias. Ko yra viešpatės prašoma? Išmokyti mane. Mes pasitikime juo. Prašome, kad jis mums paaiškintų, kad jis mus išmoktų jo laikytis. Ir koks yra pažadas arba rezultatas? Jog šio mokymo pasiekoje
Aš laikysiuos jo įstatų dieną ir naktį. Tad kol atliksite šią užduotį, neskubėdami vėl sustabdykite video. Sveiki sugrįžę. O dabar iš tų atsakymų, kuriuos esate parašę, išskirkite 3 jums aktualiausius. Ir skirkite šiek tiek laiko pamastyti, o kodėl būtent šie? Kodėl jie jums aktualūs, su kokiamis jūsų gyvenimo patirtimis jie yra susiję? Visą tai atlikite maldoje ir leiskite Dievui nušviesti jūsų mintis, jūsų protą ir padėti priimti teisingus sprendimus. Dėkui Jums, kad esate, laukiu jūsų įvertinimų, laukiu jūsų komentarų, kad geriau galėtume eiti kartu, galbūt netgi klausimų. Pažiūrėsime, kaip pavyks juos atsakyti. Būkite palaiminti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Su Dievu ir iki pasimatymo rytoj.